Na, o dabar mūsų laukia dar viena įdomi istorija iš DRVET gyvūnų ligoninės Vilniuje. Šuniukui bus operuojamas kelio sąnarys. Šiandienos pacientas mūsų yra Staffordshire terjeras Fibi ir Fibi jau šlubuoja kurį laiką, galinė dešinė koja, jai yra diagnozuotas priekinio kryžminio raiščio plyšimas kartu su menisko plyšimu ir šiandien planas yra atlikti jai operaciją ir atstatyti galinės kojos funkciją. Gerai, puiku. Da kolegos šiek tiek prižiūrės pacientę mūsų, taip, kol viską mes pasiruošime renginį. Atlikome rentgeno nuotraukas, kontrolinis būtent įsivertinti mūsų sąnario būklę, ką matome būtent su rentgeno nuotraukomis, kad yra šiek jau paprogresavęs osteoartritas, tai yra degeneracinė sąnarių liga. Viskas tai vyksta dėl pačios traumos, kalbant apie kryžminio raiščio plėšimą. Dabar atliksime matavimus su specialia programa, įsivertinti visus sąnario kampus ir tinkamai pasiruošti pačiai būtent operacijai. Priekinio kryžminio raiščio traumos šiaip dažniausiai tai būna labai aktyviem pacientam. Šiuo atveju mes turime jauną aktyvų pacientą, Staffordshire būtent terjerą, tai dažniausiai yra tiesiog bėgimas, lėkimas, spurtas iš esmės. Kitu atveju tai būna susijęs su degeneracinė kilme, kada pats raištis palaipsniui yra, silpnėja ir po truputėlį plyšta, kol pilnai nuplyšta. Dabar atlikome atrotomiją, sąnario apžiūrą, patikrinti į mūsų būtent vidinės struktūras. Tai atlikus dabar užsiūsime mūsų sąnarinę kapsulę ir keliausime prie kitos operacijos pusės, tai yra pačios tos osteotomijos. Šito tipo operacijos jos yra vadinamos osteotomijomis ir jos yra sudėtingos operacijos, reikalaujančios įgūdžių, reikalaujančios būtent žinių ir jas neatlieka kiekvienas gydytojas, tam reikalingi yra mokslai ir laikas praktikos iš esmės, bet jos yra labai pažangios, jų dėka mūsų pacientai gali gyventi pilnavertį gyvenimą. Dabar statome mūsų implantą, jį fiksuojame su strypais, kad jisai būtų tinkamai padėtyje ir tada jį pritvirtinsime dar su varžtais. Šitos procedūros yra panašios kaip atliekamos žmonių medicinoj, tik tai šiek yra tam tikrų skirtumų, nes žmonės eina stačiai, taip, ir pas juos yra kita būtent biomechanika, o gyvūnai eina horizontaliai. Dėl to šiek ta biomechanika skiriasi. Todėl iš esmės tos operacijos yra kažko panašios, bet šiek tiek skirtingos. Ir todėl pacientam priekinio kryžminio raiščio plėšimas gydomas tik chirurgiškai, o žmonėm nuo situacijos priklauso, gali operacijos ir išvengti. Fibi yra po operacijos, pati operacija praėjo sklandžiai, pagal planą. Dabar lauksime, kol ji prabus ir tikimės, kad kuo greičiau jinai galės gyventi normalų gyvenimą.